ten nieko neduoda. Nu ten jo, bet kad jis nepadaro tokio. Nu bet taip, šilop, kas moka, jeigu tu mokėtum tą domais freestyle, tu galėtum būdyti adventą. Nu, aš jau įsivažiavęs su paskui tindybi, ten šitą nepadidys nieko. Jeigu yra pampas, tada tu gali pakelti ir visą gali. Dešinę. Ką tik neseniai atvažiavau. Esu graibu. Вors šoka.
Flat. Tau tokį vipą. Dar vienas sportininkas su hardtailiniu dviračiu, tai bus 9 numeris Rokas Sviderskis. Jis taip pat atvažiavęs yra iš Kauno. Jau pagalvojau, kad važiuoja sportininkas, ten pasirodo bėga arba teisėjas, arba žiūrovas miške. Šį nuostabų kraštą, tai gali tiesiog įsijungti Delfi TV ir ten bus nuoroda į mūsų varžybas. Gal Ryti, žinai, kiek maždaug žmonių stebi? Už 2 minučių galėsim pasakyti, stebėjo. O dabar, kai matome Rokas Sviderskis su hardtailiniu dviračiu, oi, Rokai bišį greičiai pritruko, bet nebijok, spaus, mink. Jo, kai matė, jam truputėlį pritruko greičio, tiesiog pabaigoje dar netgi tas galinio amortizatorių neturėjimas nesugėrė tokio smūgio, tai teko tą visą smūgį priimti jo kojoms ir rankoms. Ne, čia pasigauti lengva. Pak. Blė. Opa. Dabar kviečiame dar vieną hardtailo atstovą iš Kauno, tai numerį 9 Rokas Sviderskį. Rokai, pasistenk, tavo važiavimas. Pirmąjį važiavimą tu pralošai kažkiek tai 100 sekundžių Benui. Dabar gali pasistengti ir gal netgi pavyks aplenkti jį. Štai matom mūsų dar vieną atstovą hardtailų, tai yra dviračio su tik tai priekiniu amortizatorium Rokas Sviderskį. Matė, Roko šuolis yra dažniau, jisai pakelia, negi prie savęs traukia šiek tiek vairą. Oi! Paplokim, palaikykim, Rokai! Viskas gerai? Šaunuolis, Rokai, stokis ir mink, finišuok! O, šiek tiek vairas susisuko. Nu nieko, būna. Nieko, Rokai, šaunuolis, kad važiuoji. Važiuok, paskutiniai metrai nebedaug liko.
Tikrai šaunuolis, tikrai norėjai gražiai iššokti tą trampliną. Buvo tikrai gražu žiūrėti, kaip laikėjai savo kūną. Gaila, kad taip susiklosi. Nu, bet nieko. Op, op, ir paskutiniai metrai. Na, dabar pasitikim dar vieną mūsų svečią. Zaporožės iš Ukrainos. Tai yra...